Gerai, mes atradom dar vieną vietą. Galimai apleistą. Langų nėra. Atradom duris. Dysime į vidų užeiti. Kurvas raigės Aš kaip žurnalistas einu į priekį ir bandysiu, nešeskime. Bandysiu pirmą susikontaktinu. Kas čia? Nepamiršk. Čia tai jau baisu. Eik tu nachui. Čia užvyrinta. Ties, pažiūrėk, kas čia darosi. Pažiūrėk šitą vietą. Tam tai neįsiduoju kas. Viršų. Čia tai apleista. Bet gal vieną žibintuvėlį užteks. Gerai matosi man. Gerai. Eisim į antrą aukštą. Aš matausi? Gerai. Stoviški. Antras aukštas. Ir nieko nėra čia atrodo. O, atik čia. Pafilmuok šitą vietą. Čia jau čia reikia lipti ant plytų. Kad neįkliūtų. Pažiūrėk, kaip įdomiai atrodo. Kodėl tai pastatyta? Gal kad neįklysti į vidų? Žiūrėk, langus pafilmuok. Normaliai. Einam čia pirmą. Po vieną kambarį tyrinėjam. O, kurva. O kas čia per vieta, nepameni? Bažnyčios pastatas. Bet įdomu, kodėl čia taip sudėta. Vat įdomu, kodėl čia taip sudėta. Taip. Atrodo, kad metras po metrą, lyg tyčia kažkaip ne šiaip sudėta. Žiūrėk, kabeliai yra. Nu, ten bijau filmuoti, nes bijau ten šviest, nes ten kameros yra. Ir dėl to ir neščiau. O žiūrėk, paskaitom, kas čia parašyta. Matau žmonės, bet nematau žmogiškumo. Nu, čia reikia nuo savęs pradėti dirbti. Kaip sakoma, jeigu tu pas nesi žmogus, tai ir žmonių nematysi. Gerai, mes jau apžiūrėk gerai pas. Pažiūrėk, čia tikrai bomžų nebuvo. Kodėl čia? Bet kodėl, pavyzdžiui, laidų nieks neišrovė. Čia yra dar metalo, o ten laidas yra, pavyzdžiui. Atsargiai labai. Neįsipjauk. Lauk, nueisi toliau. Kaip gerai matausi? Gerai, eisim šitą dabar į dešinę. Nu čia, lygiai toks paprastas kambariukas. Ar filmuoji, blėt. Blėt, grindys minkštas. Aš bijau, žinai, kad neįkryščiau. Nes... Jo. Geras. Man tik, žinai, man tai kyla vienas, kodėl plytos taip sudėtos. Ar čia, kad įkrist... Va, žiūrėk, va, skylė, matai? Gal ne šiaip su tos plytos sudėtos? Pafilmuok tą skylę. Gal rimtai ne šiaip sudėta, nes čia kaip rodo, kad po apačia galimai, kad tai kiaura, blėt, ir tos plytos sudėtos. Kažkaip, kaip gal, nežinau. Bet va, metalas. Prašau, bomžai. Pafilmuok iš toliau manęs. Prašau, bomžai. Ko neėmėt šitą daiktą? Neišlupat, jeigu neturit. Blėt, bet koks čia skersis eina. Kas ten tokio? Eisim po apačią, lysim. Ten lysim po apačią. Aš tai nežinau. Svarbiausia, ne kažkur už Vilniaus. Matas man, jo. Blėt. Taip, gerai matosi. Svarbiausia, kad čia ne už Vilniaus kažkur, o pačiam centre. Nes keista, kad pačiam centre yra va tokios apleistos vietos, kur visiškai tiesiog vat, numesta, palikta ir daryk, ką nori. Sako, kaip tik Vilnius daugiausiai babkių turi. O. Čia jaučiu benamiai gal mėgot galėtų. O, dar laidas, prašau, pafilmuok laidą. O, laidas. Ko nepyzina aš to laidą, aš suprantu. Įdomu, kas čia per vieta, blemba. Einam čia į vidų. Atsargiai. O. Houston. Nematau čia kažkokių naujų.
Raksa. Reikėjo flakoną paimti ir dar ir man pasižymėti inicialus. Saice fit. O, Dovydo žvaigždė. Jau čia buvo raganėjimą. Ir va zuikis, prašau, inicialai su šikšnosparniu. Šiaip gerai žiūrisi. Šiaip įdomu, kas ten po apačia. Aš biški pritupsiu, tai iš tolo paimk kadrą. Pabandysiu pažiūrėti, žiūrėk, kažkokie rūbeliai ir kas čia. Atrodo, kad ten kažkas net ir lindo po apačia. Pabandyk kamerą paleis po apačia. Ateik arčiau, pažiūrėk pas kamerą, pamatysim kažką. Lauk. Aha. Pasukio kamerą. Gal nieko ten, palauk. Pabandysiu va taip padaryti. O ten kitos patalpos, jo? Jeigu šitas video surinks 1 milijoną laiko, lysi tą skylę ir žiūrėsim, kas ten bus. Bet ten dahu, ilgas koridorius, jo? Reikia judėti. Bet jau. Karo pasiruošimas vyksta. Moteris atsargiai. Vyrai, mėgaukitės vaizdu, blėt. Kurva. Blėt, kiek čia stiklų. Eik, tu nahui, bijau lysti iš tikrųjų. Bet yra ten kažką pažiūrėt. Ką, bandom. O, blėt. Duok įrangą. Duok įrangą. Tu eisi ar pabus čia? Praėjom pirmą levelį. Dabar eisim, žiūrėsim, kas ten toliau darosi. Kai matot, už mūsų langų, už mūsų jau ten kažkokie pastai šviečia. Miestas bunda. Mes čia eisim, pažiūrėsim. Kas čia gero atrasim. Irgi, blėt. Šau, žiūrėkite. O, pažiūrėk kaip. Normaliai. Menininkai. Kas už lango darosi? Pažiūrėm, kas už lango. Lango nieko įdomaus. Siškos. Oi, blėt. Nu čia tai bus faršo. Žiūrėk. Bet tai kas čia? Kodėl būtent šitas jie? Einam su manim. Operatoriau. Eik, tu pažiūrėk. Čia dar ir langų lygia, galima išmušti jos. O, tik čia. Čia įdomiau. O čia įdomiau. Čia žiūrėk, čia kambarys buvo. Tik, pabūk čia, pafilmuok mane iš tokio kampo. Čia žodžio, durys buvo šito vietoj. Jas užmūrino, specialiai, kad nieks neįtų. Kas keista yra. Čia dabar žiūrėk, pafilmuojam, pažiūrėkim. Liet, kiek šviesų, žiūrėk, viena lempa, antra, 3. Čia labai apšvies, net langų yra. Ir plastikiniai čia, žiūrėk, plastikiniai langai. Kodėl čia plastikiniai langai? Turi kažkokią, kažką paaiškinti. Čia plastikiniai. O, prašau, pafilmuok mane dabar. Metalas. Pasako, bomžai viską pizdina. Prašau. Imki ir neškis, kas tau trukdo. Nes jėgų neturi. Dėl to, kad jie košės kuros nevalgo. O, radiatoriai. Akivaizdžiai čia buvo radiatoriai. Akivaizdžiai, matau, kad čia buvo radiatoriai. Sugebėjo radiatorių nupyzinti, o to daikto nesugebėjo nupyzinti. Gerai. Kaip išsiaiškinam, kaip sakoma, ką pakel galima, tai ryšnišama. Kas privirinta, jau reiktų smegenų biški. Gerai, įdom toliau. Pačiam įdomu. Įdomu, ko baigsis mūsų kelionė. Prašau, pažiūrėk, šitą vietą pafilmuok. O, kam reikia namo? Senovinės dar tokias. Mano motina kažkadaise tokias turėjo prieš 20 metų. O čia iki šiol, prašau, yra antikvariatas. Irgi langai plastikiniai. O, dar viena. Ten pafilmuok dar viršų. Čia dar toks. O, žiūrėk, prašau, čia atsargiai. Jau čia palėbomo, šitą jau bandė lūpti. Bandė kažką lūpti, bet paliko. Kol kas labai atsargiai mes viską čiupinėjom. Žinot, kaip sakoma, mažiau čiupinėk. O, prašau, durys dar vienas. Kas čia? Pasigirdo. Pasigirdo, blėt. Žiūrėk, va.
Kas čia? Čia spinta, blėt, ar durys turėjo būti? Pasuksent reikia. Tai. Ne, siena, blėt. Gerai, judam toliau. Kas įdomu, prie ko čia prives? Jau prie finišo esam. Pašvies, kad gal dabar ten, tai yra pafilmuok. Va, mes per tą skylę užėjom, per tą skylutę. Nes kito varianto čia net nėra, jau būdo kaip užeiti. Ir mes dabar šitam kolideriu esam ir judėsim dabar link šitų durų. Žiūrėsim, kas čia įdomus. Gal kažką atrasim. O gal kažką o gal nusivilsim. O, čia tai išvis šitas senovinis. Atsargiai. Pažiūrėk, kokios šitos senovinės. Čia tai išvis, blėt, gyvenimo mačias. Ei, tu nuhui! Šikšnosparnis, blėt. Išsigandau. Nufilmavai reakciją? Spėjai nufilmuoti reakciją? Tu na, kad čia šikšnosparnių yra. Pasirodo, pafilmuok mane. Pasirodo, čia yra gyventojų, čia yra... Kur, dar vienas šikšnosparnis? Čia yra šikšnosparnių. Čia yra šikšnosparnių. Pafilmuok mane savęs. Virš mane. Komentatorių, blėt, gal gyvas. Čia yra šikšnosparnių, čia yra gyventojų ir mes jiems dabar, kaip supratau, trukdom ilsėtis. Galimai dar vieną surasim šikšnosparnį kažkur. Tik reiktų juos gal nelabai gąsdinti. Va, pašvies tą kampą. Pažiūrėsim, kas tai skiliai. Bet žinai, kas keista? Mes neradom žiurkių. Čia žiurkių nėra. Tarakonų irgi nematėm. Tik šikšnosparnių. Kas keiščiausia, net ir bomžų nėra. Gerai, judam čia. Biškį išsigandau. Pabūk čia. Nu ir ačiū Dievui, mes išeisim į gryną orą pakvėpuoti. Klausimas, ar čia filmuojama. Nes vat matau kamerą, blėt. Va ten pašvieskim, va toj vietoj yra kamera. Klausimas, į kurią pusę, va, nešviesim. Klausimas, į kurią pusę. Pafilmuok mane biškį. Tu siūlai per tą pačią skylę, blėt. Tu siūlai per tą pačią skylę lysti dabar. Tai galim tiesiog išeiti. Blet, kur gal. Bet įdomu būtų apeiti pastatą pažiūrėti. Aš nežinau, iš tikrųjų. Dilema. Einam. Einam. Tik atsargiai. Išeinam. Ir viskas. Kas čia? Čia užeinam. Arba išeinam, gal šis čia nach. Ta kamera, blėt, mane gąsdina. Izo, išeinam. Išeinam. Jau pasidarėm savo nuotykių. Aš manau, užtenka šiandien vaizdų. Čia dar gali pafilmuoti biškį šitą vietą. Žiūrėk, duris. Čia atsargiai. Kas ten viduj? Nelaša. Čia galim užeiti. Šiek, čia dar kažkas tokio. Bet kiek čia daiktų. O, krotas. Čia tikrai kalėjimai buvę. Ui, bliot. Nu, įsivydu. Ai, čia nėra kur eiti net. Čia rūbinė gal kokia. Einam čia. Nu, kaip sakoma, jeigu šiandien, pasifilmuok mane. Jeigu šiandien pakliūsim, tai bent su nuotykiais. Eisim čia. Kaip sakoma, tuščiom neišvažiavom. Bliot, kaip čia pažiūrėk į viršų. Pažiūrėk į viršų. Bet čia tie laidai. Čia palibomų karceriai. Einam čia. O, čia tai įdomiau. Eik, tu pažiūrėk. Biškai atitrauk nuo manęs kamerą. O čia laša. Girdis. O, čia iki šiol laša. Čia kaip gal dušinė. Vis dar nori tęsti kelionę. Taip, einam viršų, pažiūrėt, kas ten bus.
Silait. Nu, einam, pafilmuok iš apačios, kaip aš tipu. Eik tu nachai. Visų. Aš jaučiu kažkaip čia slogia atmosfera. Nu, jaučiu, kad čia labai daug žmonių kentėjo tikriausiai. Aš netikiu, kad čia viešbutis. O gal, žiūrėk, kodėl medinė? Gal čia rimtai čia viešbutis gali būti? Aš dėl mūsų saugumo siūlau nei ten į viršų. Nu, taip pat čia po šitą vietą nevaikščioti, galim tiesiog pafilmuoti. Tiesiog pafilmuokim šitą lokaciją, nes maža kas, gal čia kokios armatūros prastos ar kažką, gal dar įkrysim. Nu, prašau. O, kaip įdomi atrodo. Arba bandom praeiti, kaip galvoji. Pafilmuok mane, aš pabandysiu. Bandysiu praeiti. Tu neįkalkas, aš pabandysiu pats praeiti. Pažiūrėsiu, ar galima praeiti. Nes čia kaip, pafilmuok mane, nes čia kaip ir jau nėra kur eiti daugiau. Čia jau viskas, uždara lokacija, durų nėra, vienintelis išėjimas ten. Va toj pusėje, jeigu už manęs matosi kažkiek. Va ten yra išėjimas. Tai mes per ten bandysim ir išeiti. Keista, kad tokia didelė patalpa ir nieko nėra. Tiesiog tuščia. Atsargiai vaškit. Kolega su manim atsargiai. Tikrai. O. Bet man įdomu, kas čia buvo. Tipo, aš iš dalies pats asmeniškai nežinau, kas čia vyko. Kas čia, bret, išjungiau mikrofoną gal. Kas man šviečia? Šviečia? Ačiū Dievui, jau galvoju, prisidirbau, jau galvoju mikrofonas, nes čia, būtų prikolas. Gal aš paimsiu kaip į mikrofoną? Man gal tai negeriau. Tai va, paėmiau kaip mikrofoną. Ir pafilmuok man iš tolo biškį. Gal geriau girdėsis, nes čia aidas baisiai didelė patalpa. Yra laiptai, mes per ten atėjom, čia biškį ant manęs lašė šiandien, tu nešėjai, blėt. Ir pro čia bandysim išeiti. Šiaip keistas, sakau, man dar kartą keistas dalykas, kad tokioj patalpa plati, nežinau kiek čia kvadratų, gal 240 mažiausiai. Ir tuščia, nei vienos sienos. Ir atkreip dėmesio, pavyzdžiui, pafilmuok mane biškį, atkreip dėmesio, kad langų čia nėra. Vienintis langas ten, bet ir ten to išmušto, pafilmuok tą vietą. Va ta vieta. Vienintis langas. Ir to išmušta. Tai va įdomu, kodėl čia langų nėra. Aš asmeniškai nesigilinau. Kas čia buvo, kodėl čia, kas čia per teritoriją. Mes tiesiog, kaip žinai, du naivus bičiukai nuvarėm, suradom ir tyrinėjom dabar. Plius, nežinau kiek valandų, 3 nakties ar 2. Tai jau visai kitoks experiences. Dabar atsargiai nusileisim laiptais, apsižiūrėsim, ar saugu leistis. Šiaip kitiem nerekomenduojama taip elgtis, visai iš dalies tai yra draudžiama. Čia mes neturim leidimų čia būti ir iš dalies galima, gal baudas. Tai geriau patys ir nedarykit. Jūs tikrai nėra saugi vieta, ne iš saugių vieta. Nes pažiūrėkit, kiek čia stiklų. Druk armatūra, druk blokas užkrys ant galvos. Niekas negarantuotas dėl tavo saugumo. Tai geriau patys to nedarykite. Geriau pasižiūrėkite ramiai, pagerkite kavos, arbatą žiūrėdami, o mes už jūs patyrinėsim. Taip, dar viena lokacija, ganėtinai šviesi. Čia jau kažkoks, nesuprasi kas, čia kaip gartraukis ar kažkai tokio. Tai pasižiūrėsiu, jo, gartraukis. Aš kai suprantu, čia gal kokia katalinė buvo. Arba virtuvė, nes čia kaip ir langelė yra. Tokia, bet abejoju, kad čia langelis jų padarytas. O, einam į tą lokaciją. Sako, vienam čia būtų baisiau. Nežinau, man ir tai baisiau. Pašvies šitą vietą. Pažiūrėk, koks kolidorius. Aš dabar pausturėk čia, aš nueisiu į priekį. Tyrinėsim, ir dar toks žemas, pažiūrėk. Man iki lūpų, prašau, aš 1,80 m, tai čia kokie 2 metrai aukštas nuo grindų iki lūpų.
Pašviesim. Pabūk ten, aš dar toliau nueisiu. Gali dabar pabiškai su manimi eiti. Ar mes girdim kažką? Ne, dėja. Jau dabar čia, ot, pabūk tyloj. Atkreipiai dėmesį, kaip čia tylų pasidarė. Tokia mirti. Ten dar triukšmo buvo. Ten buvo vandenukas ar kažkas, o čia mirtina tyla. O įdomu, bliat, pasirodė. Galvoju, čia kažkas, va šitoj vietoj, ką tik pasirodė kažkoks siluetas, aišku, čia gali būti dėl mūsų šėlio. Bet tas mane išgąsdino. O, čia dar kažkoks šiuferis. Bandysim dar čia, einam, pažiūrėkim. Čia kaip suprantu, į lauką išeisim jo. Ai, tai mes čia palauk, buvom gal? Nebuvom. Aš jau nebesuprantu, kur mes. Oi, tu čia rūs yra. O tai čia dar į apačią. Klausimas. Dabar vienintelis klausimas kyla, ar mes rasim kelią atgal. Per čia? Ai, tai mes į šitą pastabum, jo. Tada judam čia. Tai va, kolega pasakė, kad mes vis dėlto nepasiklydom. Mes tiesiog padarėm didelį, neblogą ratą. Čia tiesiog kažkokia patalpa, bet labai va daug šitų išvis jungiklių. Net įdomu, kodėl tiek daug jau. Galėčiau pasakyti, jų per daug ganėtinai. Gerai, paleiskit mane. Atsitraukiam. Eisim toliau į vidų. Nepavargai? Jeigu ką galiu paimti. Gerai, atsitrauk biškį. Taip, dabar eisim į šitą patalpą. Pažiūrėsim, kas čia įdomaus. Irgi, kaip sakoma, jeigu slampinėjom, tai slampinėjom kiekvieną kampą. Nedaug dievė kažką praleisim. O, praleidom, bet. Čia žiūrėk, čia, atik. Pačiu šitą vietą. Čia į rūsį galima leistis. Principe. Atik su manim, sargiai. Čia principe galima dar kažkur į apačią leistis. Eik, tu nahui, tu pažiūrėk, kaip čia gilų. Pašvies, tai yra pafilmuok. O, prašau. Ar mums ten eiti? Klausimas. Nežinau, ble. O klausimas, ar norim gyventi? Norim, ble. Dar čia užeinam, pažiūrėkim, kas čia per patalpas. Nu jo, čia mes per tą, dabar pašviesiu į tą vietą, matot? Mes per ten užėjom. Tada pakilom šitais laiptais, jeigu matosi per kamerą. Matosi? Ar matosi? Lauk. Dabar matosi tie laiptai. Nu va, per tos laiptus mes užėjom, pakilom į viršų, tada praėjom tokį ratelį ir grįžom į tokią lokaciją, kur principai ir vėl angarai. Bet žiūrėk, kiekvienas angaras turi va tokį ertmę. Aš šiek nelabai esu istorikas, neįsivaizduoju, bet galim tiesiog paslampinėti ir pažiūrėti. Gal kažką išgirsim. O, kažkas ošia. Kaip skersvys kažkoks. Girdi? Lėktuvas, aš norėčiau, kad lėktuvas gerai išskristų. Gerai, aš nežinau, ar mes bandysim į apačią leistis, tai jau čia neįsivaizduoju. Dabar pašvies čia biškį. Aš truputuką nusileisiu. Įsivertinti, ar ten tikrai galima eiti. Eik tu nahui. Čia dar laiptai. Čia konkrečiai laiptai. Bandom? Aišku, bandom, iki man pohai. Bet, žinai, yra pliusai. Čia bent yra užbetonuota. Tai išdrės ne per medį einam. Tai gal neslūd, ble, tas lietus, kurva, atsargiai lietaus savo kamerą. O, kurva, čia atsargiai labai. Slydu labai. Aš to pašviesiu. Pohai, žiūrėk, atsargiai nusileisk. Eik tu nahui. Kas čia per vietą? Žinai, kodėl? Pažiūrėk, kas per duris. Čia jau bizetnikas. Čia jau laikė nusikaltėlius rimtus, man atrodo. Čia palibomų kalėjimas. Eik, tu pažiūrėk, rotus. O dabar papūsim tyliai biškį. Asamara jum. Šiaip, žinai, jokais, bet kai va tos durys pamatau, pačias tos durys, jau darosi nebejokinga. Pabūk čia, aš nueisiu prie tų durų. Jeigu
man kažkas tiks, kvies kunigą nahui. Bliat, kokias kameros čia mažas. Toj kamera ateis, pafilmuos. Eik tu nahui. Pafilmuok šitą vietą. Pafilmuok šitą kamerą. Kai jinai mažytė. Tai čia kalėjimas buvęs. Tai galimai taip ir yra bus palibomu. Jis ten pabūk čia. Bet kad neįpystų man kokie 20. Nu ten palaiko, svarbu eit. Bandysim čia į kairę eiti. Bet čia net, žiūrėk, grafičius mažai net piešia. Čia akivaizdžiai žmonės retai. Nu, labai atsargiai vaikštam. Nedaug dievė mūsų pystels 220, bet manau, čia nebus elektros. Žinam čia. Eik tu, kaip čia. Dabar pabūk čia. Jo, pabūk čia. Akivaizdžiai, aš čia užėjau. Jaučiu, kaip šalčiau čia darosi. Čia žymiai šalčiau negu visur kitur. Jeigu tu galvoji, aš vis dabos, ateik. Pajaus, kokia temperatūra, kad keičiasi. Jauti? Žymiai šalčiau čia. Bet jeigu tyliai pabūt, pabandom biškį tyliai pabūt. Pafilmuok mane, aš tyliai pabūsiu. Šiaip gerai tokius vaizdus turėtų backgroundų. Eik tu. Aš gerai matausi? Toliau. Einam toliau. Nepamirškim, kokia mes čia mūsų misija. Aišku, jau pro čia nelysiu. Čia tikrai nelysiu. Eisim, pamalysim ieškoti. O, atsargiai. Žiūrėjau. Čia, bля, tiesiog viskas griūna. Pažiūrėkit, čia laidai. Tu nahui. Gerai, judam toliau. Kaip sakoma, neriam į urvą kiškių. Kiškių urvo. Bet kiek čia laidų. Tik ką čia tipo bomžai nespėjo nupizinti. Čia tai nežinau kas. Bet čia atsargiai eikit. O, šikit atsargiai labai. Čia kaip dušinė. Ne, ten neeinam. Gali su kamera biškį praseit, pasižiūrėti. Aš tai praleisiu. Nes ten jau neverta eiti. Ten dušinė. Taip, dabar eisim dar vienas vietas. Čia tiesiai, ten grotos yra. Pažiūrėsim, koks esam būt apleistoj. Nežinau, čia kaip kalėjimas ar kas čia, blėt. Gal psichuškė kažkokia. Čia atsargiai, kolega. O, langeliai, hujeliai. Pa šitą vietą užeisim. O, kurva, tu pažiūrėk, kas čia tokio. Čia kažkokia skylė, kanalizacija. Polve. Ir prašau. Blet, nenorėčiau čia būti uždarytas. O tiesiog žmogus čia uždarytas, kokiam porai metų, blet. Tu čia išprotėt galima, čia langų nėra. Mintis langas iš to progrotas. Blet, aš jaučiu, man net galva spaudžia. Tau nėra tokias kažkaip spaudimas galvoj. Vat kažkas pas man irgi pradėjo spausti patal, nežinau, galvą labai. Kažkaip jaučiu tokį spaudimą, blet. Toks jaus, kad iš vidaus sako, eikit iš čia. Nes noriu čia būti. Judam toliau. Nėra malonu. Kas čia? Lauk, aš jau pasiklydau, kur mes... Aš jau pasiklydau, va čia einam. Čia kaip labirintai geri. Nu čia jau tualetai. Tualetai. Dar yra klozetas, matosi. Ten pafilmuok, yra klozeto. O ten... O čia dušinė, kaip svirtau. Gerai, bandom dabar išeiti. Po biškį išeisim. Grįšim per ten, kur atėjom. Tas jausmas, kai tu galvoji, kad išeini kažkur geriau, bet vis tiek grįžti į tą pačią vietą. Toks paradoksas. Gerai, pabandysim išeiti pro tas duris. Čia atsargiai. A mes... Pabūk čia. A mes tikriausiai jau šiandien kelionę baigiam. Klausimas, kokie įspūdžiai, ne? Aš manau, kad norėtųsi dar didesnio potyrio. Reikia kažko tokio
daugiau tokių norėčiau vietų aplankyti. Čia, atrodo, pirmas mūsų blynas. Ir jeigu jisai gavosi, aš būsiu labai laimingas. Tai norėčiau, kad jūs palaikintumėt, subožmėstumėt ir nepamirškit komentarą parašyti. Jeigu žinot kažkas geras lokacijas, tai YouTube aprašyme yra Discord linkas, paspauskite į linką, nuorodą. Ir tiesiog man jį paima, parašykit lokacijas geras, būtinai aplankysim. Mes dar bandom išėjimas. Tai va čia, einam į lauką. Jau kaip žmonės. Blet. Jau kaip žmonės išeisim. Jau, žinai. Nu čia, neįdomu. Jau kaip žmonės. Kaip sakoma, jau po tokių blynų mes jau iš dalies nebijom kažkokių ir lokacijas. Čia, pažiūrėk, kokia tvora. Mes kai tik per tokią tvorą perlipinėjom. Aš vos 100 kg šernas per tokią tvorą perlipau normaliai. Sakyk, ką nori. Taip. Jo, prašau. Pafilmuok čia mane dar. Jeigu matausi. Per čia užėjom, per ten išėjom. Va tokią minimalią ekspediciją savo pasidarėm. Tai nežinau. Jeigu patiko, laikai. Labai norisi, kad jūs palaikytumėte, jeigu patiko tokie video formatai. Pagal laiką žiūrėsim, ar norėsim toliau tai daryti. Bet aš manau, tikrai dar keletą padarysim. Prašau, nežinau, kas čia per lokacija, jaučiausi kaip ir kalėjime, kaip ir viešbutį, viskas viename. Tai, kolega, galite išjungti kamerą, mes jau